šnekėti rimtasniais simboliais, aš ir bandau paaiškinti, bet visi priskretę didžioji dalis, ne tik čia mūsų Akmens rajone, manau, kad viso Lietuvai visi tie kažkokie vaikų tie plasmasiniai, tos supynos, šokdynės, dar kas nors, čiuožiklikės kokios, kas aišku irgi elementariai jos reikalingi, bet atitinkamos vietos, nebūtinai centriniai daly. Bet visi kaimų bendruomenės ypatingai nuo tokių menkaverčių dalykų. Bandėm gilintis į kažką tai tokį, o man jau metukų nemažai, noris kažkaip apie kažkokius sisteminius dalykus šnekėti, ką ir jūs, sakykim, kažkada užsiminėte apie kultūrinį turizmą, apie meninį kažkokį jo meno turizmą. Tylos turizmą. Jo, arba, sakykim, į tą tokią aukštesnį kažkokį intelektualinį lygmenį orientautis noris tą turizmą. Ir aš manau, kad mes neturim prisiderinti prie tos esamos dabar to skonio didžiosios masės žmonių, bet manyčiau, kad ateis tai intelektualesnį kartą, jeigu tas informacinis krūvis dabar ant tiek atviras, pasaulį informacijos gyvo tu gali pasitikrinti, ar tai yra priimtina ar nepriimtina, tik dažnas žmogus jis nori matyti, kur, sakykime, buvo kokiam vienam parke, pamato kažką gražaus ir valdininkijos sluoksnis taip pat, o ten matėm, kur yra geras dalykas. Reikia ir mums to paties, bet ne to paties reiktų, ieškok kažką tokio savo kraštą.